Tai va, noriu pasirodyti, kaip sakau, pasirodyti savo kuriamą gėlyną, erdvę, poilsio kampelį. Kaip čia pasakyti? Noriu pasakyti, kad sklypas yra formuojamas, dar tik tai, kaip sakau, ir tas gėlynas jaunas, kaip keli metai, jau jam 3 metai iš tikrųjų, kaip pradėta. Taip, 3 metai. Ir tujos 3 metai, kaip pasodintas šitas iš tikrųjų šiemet jau pagavo pagreitį, nes nedidelės buvo, gal 40 centimetrų. Aš manau, apie 40 kažkur tai fotose nėra sodintas. Tai tikrai gražus šiemet, man jos patinka. Aš čia pamulčiavus šiaudais buvau, čia krypti dėmesio, nes reikia jau šienauti. Nes čia pieva, kaip aš sakau, nesodinta, jinai tokia, kaip čia pasakyti, laukinė. Nesėta pievutė laukinė. Tai žinot, kai šienauju jinai ir šiaip gražėja, nepasakysi, kad žinai, negražu. Bet čia žemė buvo šiek tiek lyginta, savom jėgom ten lyginom su grebliuku, kaip sakant. Tai, čia projektas, tai čia bus akmenų takelis. Čia va, matot, molisi, mes pradėjom kasti, bet dar nepabaigi. Tai vienas dalykas, kad laiko trūksta, kaip dirbi, kaip darbo diena tavo yra nuo 8 iki 5, tai tik tai praktiškai savaitgalį atvažiuoji, tai tikrai trūksta to laiko. Arba vakare, kada prieš įginės. Nes mes čia negyvenam, tik atvažiuojam. Tai, nežinau, pradėt, ką čia parodyti, Ananas krentas, gal paskui daeis iki jo. Čia dekoracijos visokios, kuriamos dekoracijos. Čia vienmečių gėlynų pasodinta. Aišku, čia Kano tai ne vienmetė yra. Čia šitos gėlytės šiemet mano tulpmedis toks gražus buvo, jam 3 metai kaip pasodintas, praktiškai kaip pradėjom tą sklypą įrenginėti. Tai šiemet aš nežinau, jisai neatlaikė -30 šalčių ir aš jį čia apgenėjau, nežinau, bet šita šaka parudo buvo žalia. Žalių šakų čia yra. Viliuosi, kad atsigaus, jis tikrai buvo gan jau, nes nemažą nugenėjau. Perdžiuose viršūnę, nežinau, žiūrėsim. Tai va, čia miskantai, čia hortenzijos, čia visko, kadagis pasodintas ir pušaukis, kad čia tik nėra. Šiek tiek jau parodysiu. tą lengvą chaosėlį. O čia tai grosis, čia va dydis bumbulų. Česnako. Jau baigia pražydėti iš tikrųjų. Reiks pertvarką daryti, nes čia priaugę, pasižiūri, kad jau pasodinė atrodo tinka, paskui pasižiūri netinka. Bet čia irgi chaosas. Chaosėlis, nes čia turėjo būti ale prieskonių toksai gėlynas su prieskoniais kartu, nes yra čiobreliai įvairūs, juozažolės, čia va kemeras didžiulis, čia katžolės išvirtę, nes jos didelės ir aišku reikia ir atnaujinti krūmus jau, bet žodžiu, kad tik nėra, lengrūnai jau verdam tenais. Ten pušaitė, aišku, jie reiks persodyti, nes, nežinau,
kažką žiūrėsiu. Čia kedrinė pušis pasodinta šiais metais, jau gražiai paprika. Čia mano hortenzijų eilė, nes nematysi, čia dabar pievo jos reiks apravėti jos. Mažas jau. Rožės, drambliažolė ta vadinama, čia auga, čia, ko čia tik neauga. Čia tvora bus statoma tvora, čia komunikacijos, čia mes užvertėm tą duobę, dar neužlyginom, žodžiu, nekreipkite dėmesio į šitą. Čia senovinė hortenzija, pasodinau tą vadinamą, aš nežinau, kaip nevadinama, anabelė gal ta, anabelė, ta senovinė paprasta, man gražu. Ir primelis mažas, bet štai graželė rožė su kokiais gražiais žiedais. Va, toks ir nameliokas sugriuvęs. Vasarą galima, kodėl va, pernakvoti. Tik tai nėra patogumų, bet, kaip sakom, nežinau, į vedriuką. Va, prūdą nusiprausiai. Va tiek iš kuriamo sodo. Nežinau, kaip čia pavadinti. Sodo, sodybos, poilsio vietos. Ir ką, ačiū, kad žiūrėjot pasimatymą.